Dar vis matau jungiasi, bet jau pradėsime mūsų seminarą mokymus. Pirmiausia, Lietuvos energetikos agentūros projektų administravimo skyriaus darbuotojai pateiks bendrą informaciją apie ES lėšas skiriamas privačių įkrovimo stotelių tinklo plėtrai Lietuvoje. Ir toliau detaliau pristatysime reikalavimus pareiškėjams, projektams, pačioms įkrovimo stotelėms, prieigoms, kam gali būti skiriamas finansavimas, taip pat reikalavimus išlaidų tinkamumui, nuo kada galima patirti, kokias išlaidas galima patirti, kaip jos apmokamos, paaiškinsime reikalavimus paraiškos pildymui, trumpa informacija apie mokėjimo prašymus ir klausimų atsakymų sesija. Dėkojame visiems, kas pateikėte klausimus registruodamiesi. Į didelę dalį stengiamės jų atsakyti ruošdami pranešimų. Jos bus pateiktos skaidrėse, pristatant informaciją, medžiagą. Bet galbūt kils pristatymo metu naujų klausimų, tad juos galima bus tikrai užduoti arba įgarsinant po mūsų pristatymo, arba parašant žinutę bendravimo langelyje. Ir mes juos užfiksuosime ir garsinsime ir aiškinsime. Į tai, ko negalėsime atsakyti šiandien, pateiksime atsakymus vėliau arba susisiekdami su konkrečiu paklausėju, arba jei tai klausimas bendresnio pobūdžio, bus naudingas didesniam dalyvių ratui, klausimus, atsakymus paviešinsime mūsų interneto svetainėje dažnai užduodamų klausimų skyriuje. Taigi pradėsime mūsų pristatymą nuo bendros informacijos apie ES lėšas skiriamas privačių įkrovimo stotelių tinklo plėtrai. Paprašysiu savo kolegių pateikti šią informaciją. Sveiki, tai bendrai apie Lietuvos energetikos agentūros ir energetikos ministerijos įgyvendinamą jungtinį projektą privačių elektromobilių įkrovimo prieigų įrengimas. Jo metu yra siekiama iki 26 metų įrengti virš 53 000 privačių elektromobilių įkrovimo prieigų ir tam yra skirta daugiau nei 45 milijonai ES investicijų ir valstybės biudžeto lėšų. Įgyvendinant šį jungtinį projektą yra orientuojamasi į gyventojų, darbuotojų poreikius, tad tiek fiziniai, tiek juridiniai asmenys gali įsirengti įkrovimo prieigas individualiuose namuose, sodose, daugiabučių namų garažuose ir kiemuose, darbovietėse savo poreikiams, taip pat apšvietimo tinklus valdantys juridiniai asmenys gali pretenduoti į paramą įkrovimo stotelių įrengimui apšvietimo infrastruktūroje gyventojų poreikių patenkinimui. Konkrečios dotacijos dydis yra paskaičiuojamas pagal nustatytą fiksuotą vienos prieigos įkainį. Tas įkainis priklauso nuo prieigos galios, įrengimo vietos ir pritaikius atitinkamą paramos proporciją yra skirtas skiriamas finansavimas pagal patvirtintas finansavimo sąlygas. Intensyvumas skirtingas yra skirtingoms pareiškėjų grupėms, todėl ir paskelbtas yra atitinkamas kvietimų skaičius. Šiuo metu yra įrengta virš 1000 privačių elektromobilių įkrovimo prieigų ir išmokėta beveik 700 000 eurų kompensacijų. Rugsėjo 29 dieną startavo 4 kvietimai juridiniams asmenims. Tai 9 kvietimas, taip mes jį vadiname ir tą trumpinį toliau naudosime, pristatymo metu yra skirtas juridinių asmenų privačių elektromobilių krovimo prieigų įrengimui daugiabučiame name ar daugiabučio namo sklype. 10 kvietimas juridinių asmenų privačių elektromobilio įkrovimo prieigų įrengimas ant prie daugiabučio namo esančio apšvietimo stulpo atramos arba jame.
11 juridinių asmenų privačių elektromobilių įkrovimo prieigų įrengimas darbovietėse. Ir 12 paskutinis kvietimas juridinių asmenų, kurie atitinka didelės įmonės statusą, privačių elektromobilių įkrovimo prieigų įrengimas darbovietėse. Detalesnė informacija apie paskelbtus kvietimus pasidalinsime vėliau pristatymo metu, o dabar norėčiau pristatyti bendruosius reikalavimus pareiškėjams ir projektams, kurie yra taikoma visoms juridinių asmenų grupėms. Jungtinio projekto pareiškėjas gali būti viešasis ar privatus juridinis asmuo, kuris nuosavybės teise ar kitais teisėtais pagrindais nuoma ar panauda valdo nekilnojamo turto objektą netrumpiau nei galima jungtinio projekto trukmė, tai kiekvienu atveju jinai šiek tiek skiriasi, tai jeigu 9, 11 ar 12 kvietimais 12 mėnesių su galimu 6 mėnesių pratęsimu, tai 10 kvietimo krovimo prieigų įrengimo apšvietimo stulpuose atveju 18 mėnesių plus 6 mėnesiai galimas pratęsimas. Pareiškėjas turi atitikti bendruosius projektų administravimo ir finansavimo taisyklėse nustatytus atrankos kriterijus, tokius kaip pavyzdžiui, kad neturi ribojimo skirti finansavimą dėl bankroto, teistumo. Taip pat ir konkrečiame kvietime nustatytas finansavimo sąlygas pareiškėjas turi atitikti. Projekto įgyvendinimo metu partneriai negalimi ir projektai įgyvendinami tik Lietuvos Respublikos teritorijoje. Ką norim labai atkreipti dėmesį, kad finansuojamos tik privačios įkrovimo stotelės, o privačią prieigą suprantam taip kaip neviešą, kuri yra prieinama tik konkrečiai fizinių ar juridinių asmenų grupiai ir jinai nėra įtraukta į viešų ar pusiau viešų elektromobilių įkrovimo prieigų informacinę sistemą. Toliau pagrindiniai techniniai reikalavimai įkrovimo stotelėms ir prieigoms, tai kad finansuojamos tik kintamos srovės įkrovimo stotelė su prieigomis. Ant žemės statoma stotelė turi atitikti ne žemesnę kaip IK08 atsparumo smūgiams klasę, lauke įrengiama stotelė turi atitikti ne žemesnę kaip IP54 atsparumo drėgmei ir dulkėms klasę, turi turėti ne žemesnį kaip 1,6 komunikacijos protokolą ir apskaitos ar atsiskaitimo funkcionalumą. Taip pat įsigyti priedai ir papildoma įranga, išskyrus apšvietimo stulpų atvejus, kur yra galimybė pasirinkti su dinaminiu galios valdymu, bus įrengiama stotelė, arba kitų juridinių asmenų atveju privalo būti užtikrinamas dinaminis galios valdymas. Turi būti diegiama tik nauja ir anksčiau nenaudota įranga ir susiję komponentai ir įranga, žinoma, turi būti įrengiama ir montuojama pagal gamintojo instrukcijas ir vadovaujantis elektros įrenginių įrengimo bendrosiomis taisyklėmis. Ir kiekviename kvietime yra nurodyta riba, kurios negali viršyti suminę stotelės prieigų galia. Tai 3 kvietimų atveju ta suminė galia turi būti nedidesnė arba lygiai 44 kW, o apšvietimo stulpų atveju nedidesnė arba lygi 11 kW. Taip pat reiktų atkreipti dėmesį, kad projekto vykdytojas privalo užtikrinti jungtinio projekto investicijų tęstinumo reikalavimus 5 kalendorinius metus po jungtinio projekto finansavimo pabaigos. Tai reiškia, be sutikimo negali perleisti, parduoti, keisti turto ar kitokiu būdu suvaržyti intelektinių ar daiktinių teisų į tą turtą, kuriam įsigyti ar sukurti buvo skirtos finansavimo lėšos. Ir taip pat labai svarbu atkreipti dėmesį, kad jungtinio projekto vykdytojas gavęs iš energetikos agentūros raštą apie finansavimo skyrimą per 20 darbo dienų interneto svetainėje, jeigu tokią turi, ir socialiniuose tinkluose privalomai visiems, jeigu jų ir neturite, tai privalote juos susikurti, turite paskelbti trumpą jungtinio projekto prašymą, jame pristatyti suplanuotas veiklas ir rezultatus ir informuoti apie gautą finansavimą.
Detalesnė informacija apie viešinimą, jo aprašymą galit rasti mūsų puslapyje prie dažniausiai užduodamų klausimų. Yra toks suformuluotas klausimas, kokie keliami reikalavimai projektui viešinti, ir ten pateikta išsamesnė informacija ir teksto pavyzdys. Iš manęs tiek, toliau perduodu žodį Indrei. Tinkamos finansuoti išlaidas. Taip, sveiki. Toliau pakalbėsime apie tinkamas finansuoti išlaidas. Tai jos turi būti patirtos ne anksčiau kaip nuo šių metų balandžio 1 dienos, tačiau ne vėliau kaip iki Lietuvos energetikos agentūros rašte dėl sprendimo skirti finansavimo projektui nurodytos projekto veiklų gyvendinimo pabaigos. Tačiau ne vėliau kaip iki 26 metų sausio 31 dienos. Svarbu atkreipti dėmesį, kad jeigu prašote finansavimo pagal bendrąjį bendrosios išimties reglamentą, tai tinkamos finansuoti išlaidos yra patirtos ne anksčiau kaip nuo paraiškos pateikimo dienos. Tinkamos finansuoti išlaidos yra apmokamos pagal įkainius, pateikus įrodančius dokumentus, kad prieigos įrengtos. Kompensuojama pagal konkrečiame kvietime nurodyta išlaidų dalis nuo pagal įkainių paskaičiuotos sumos. Ir svarbu atkreipti dėmesį, kad išmokamos dotacijos dydis nepriklauso nuo faktiškai patirtų išlaidų. Tai yra išmokama nustatyta suma, neatsižvelgiant, kiek buvo realiai sumokėta už stotelę su prieiga įsigijimą bei įrengimą. Toliau skaidrėje matote tinkamų išlaidų kategorijas. Atkreipsiu dėmesį tik į tai, kad įvado galios didinimas, įvado atvedimas, didesnės galios stotelės su prieiga yra netinkamos finansuoti išlaidos. Šioje skaidrėje matote fiksuotus įkainius nustatytus juridiniams asmenims, išskyrus apšvietimo tinklą valdantiems juridiniams asmenims. Jiems taikomas štai šioje skaidrėje pateikiami įkainiai. Pasitikrinti, kokia galėtų būti finansuojama jums suma, galite Lietuvos energetikos agentūros svetainėje prie paskelbtų kvietimų. Yra pateikiamos preliminarios skaičiuoklės Excel formatu, kur įvedus įkrovimo stotelių kiekį, prieigų kiekį, preliminariai paskaičiuos jums kompensuojamą sumą. Taip, toliau pakalbėkime apie dokumentus, kurie yra teikiami su paraiška. Tai visų dokumentų formas galite rasti teikdami paraišką, paraiškoje, paspaudę ant formos, jas atsisiųsti, pasirašyti ir pridėti. Tai visų pirma įgaliojimas, jeigu teikia įgaliotas asmuo paraišką, tuomet turėtumėte pateikti nuosavo įnašo finansavimo šaltinius pagrindžiančius dokumentus, jeigu nuosavo įnašo dydis yra didesnis negu 10 000 eurų. Taip pat, jeigu prašomas padengti PVM, turėsite pateikti formą dėl PVM. Ir jeigu prašote finansavimo pagal de minimis reglamentus, turėsite teikti formą vienos įmonės deklaraciją. O jeigu prašote finansavimo pagal bendrąjį bendrosios išimties reglamentą, tai turėsite pateikti smulkio ar vidutinio verslo subjekto statuso deklaraciją arba pažymą dėl didelės įmonės statuso. Tai pirmiausia, dėl PVM. Paraiškoje rasite klausimą, ar pareiškėjas turi teisę ir prašo dengti PVM išlaidas. Tai taip spaudžia tik tie pareiškėjai, kurie yra valstybės institucijos, įstaigos ir įmonės, savivaldybių institucijos, įstaigos ir įmonės, valstybinės mokslo studijų institucijos bei viešosios įstaigos, kurių viena iš dalininkų yra valstybė ar savivaldybė ir kurio PVM pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus negali būti įtrauktas į PVM atskaitą. Toliau, kai finansavimas prašomas pagal de minimis reglamentus, turite pasirinkti, kokiame sektoriuje jūs veikiate. Paspausdami vykdote ūkinę veiklą žemės ūkio sektoriuje, ar vykdote veiklą žuvininkystės ar akvakultūros sektoriuje, ar vykdote veiklą kitą ūkinę veiklą. Čia svarbu atkreipti dėmesį, kad
Bendra de minimis pagalbos suma suteikta jums per 3 mokestinius metus neturėtų viršyti nustatytų ribų. Jeigu veikiate žemės ūkio sektoriuje, tai ši riba yra 25 000 eurai per 3 mokestinius metus. Jeigu vykdote veiklą žuvininkystės ir akvakultūros sektoriuje, ši riba neturėtų viršyti 30 000 eurų per 3 mokestinius metus. Na, jeigu veikiate kitame sektoriuje, tai bendra de minimis pagalbos suteiktos vienam ūkio subjektui per 3 mokestinius metus suma neturėtų viršyti 200 000 eurų arba 100 000 eurų įmonėms vykdančioms veiklą krovinių vežimo keliais sektoriuje. Pasitikrinti, ar šią sumą nesate išnaudoję, galite suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos de minimis pagalbos registrą, kurios nuorodą matote skaidrės dešinėje pusėje. Ir jeigu ši suma nėra viršyta ir pasirinkę finansavimą pagal de minimis reglamentus, tada turite užpildyti ir pateikti vieną įmonę deklaraciją, kurios formos ištraukas matote skaidrėje. Turėtumėte įrašyti pildymo datą, deklaruojančios įmonės pavadinimą, deklaruojančios įmonės kodą ir deklaruoti visas viena įmonė ryšiais susijusias įmonės bei pasirašyti šią deklaraciją. Kas tai yra viena įmonė ryšiai susijusios įmonės, jūs rasite ir pačioje formoje aprašytą ir galite rasti apibrėžimą de minimis reglamentuose bei šioje skaidrėje. Jei pasirinkote finansavimą pagal bendrąjį bendrosios išimties reglamentą, čia svarbu paminėti, kad valstybės pagalba yra neteikiama sunkumų patiriančiai įmoniai. Taip pat, kai pareiškėjui yra išduotas vykdomasis raštas sumoms išieškoti pagal ankstesnį Europos komisijos sprendimą, ūkio subjektams vykdantiems veiklą žuvininkystės ir akvakultūros sektoriuje, ir kai valstybės pagalba neturi skatinamo poveikio, tai yra, kai su projekto veikla susiję darbai yra pradėti vykdyti prieš pateikiant paraišką. Ir pasirinkus finansavimą pagal šį reglamentą, jūs turėsite užpildyti arba smulkio ir vidutinio verslo subjekto statuso deklaraciją, kurios formą matote irgi skaidrėje. Ja pildyti reikėtų vadovaujantis smulkio ir vidutinio verslo subjekto statuso deklaravimo tvarkos aprašu. Taip pat daugiau informacijos yra pateikta nuorodoje skaidrės dešinėje pusėje, štai čia. Ir čia svarbu paminėti, kad nustatant SOS subjekto statusą vertinami ne tik pareiškėjo, bet ir jo susijusių bei partnerinių įmonių duomenis. Ir ūkio subjekto dydis vertinamas atsižvelgiant į darbuotojų skaičių, į turto dydį ir metinę apyvartą. Šioje skaidrėje pavaizduoti rėžiai, kur kokia įmonė atitinka, kuri yra labai maža įmonė ar vidutinė įmonė. Jeigu iš šiuos rėžius jūsų įmonė neįtelpa, vadinasi, esate didelė įmonė ir turite teikti pažymą dėl didelės įmonės statuso, kurioje taip pat nurodote pildymo datą, deklaruojančios įmonės pavadinimą, kodą ir kitą reikalingą informaciją. Toliau pratęs mano kolegai. Taip, dabar detaliau pristatysime kiekvieną kvietimą. Tai 9 kvietimas juridinių asmenų privačių elektromobilių krovimo prieigų rengimas daugiabučiame name ar daugiabučio namo sklype. Bendra kvietimui skirta finansavimo lėšų suma daugiau nei 3 milijonai eurų ir finansuojamoji dalis yra iki 80%. Taip, šiuo atveju pareiškėjai gali būti daugiabučio bendrojo naudojimo turto objektų valdytojai ir teikiant paraišką būtina nurodyti, kas teikia paraišką, ar tai yra bendrija, ar tai yra jungtinės veiklos sutartimi įgaliotas asmuo, ar daugiabučio namo administratorius. Atkreipiame dėmesį, kad šio kvietimo tinkamas pareiškėjas yra tas, kai siekiama įrengti stotelę su prieiga nekilnojamo turto objekte, kuris bendrosios dalinės nuosavybės teisė priklauso pareiškėjui ar yra bendrai valdomas kitais teisėtais pagrindais daugiabučio butų ir kitų patalpų savininkų, toliau bendrasavininkų daugiabučiame name ar daugiabučio namo sklype.
Pareiškėjas teikdamas paraišką patvirtina, kad jam daugiabučio bendro naudojimo turto objektų valdymą, naudojimą, disponavimą jais teisės aktų nustatyta tvarka yra suteikti savininkų įgaliojimai teikti paraišką ir įgyvendinti projektą. Taip pat pareiškėjas teikdamas paraišką patvirtina, kad mokėjimo prašymą kompensuoti tinkamas projekto išlaidas teiks tik tai gavęs teisės aktuose nustatytus sutikimus, leidimus įrengti ir prijungti prie elektros tinklo stotelę su prieiga atitinkamame nekilnojamo turto objekte. Patvirtina, tai reiškia, kad savininkų įgaliojimus, atitinkamus leidimus ir sutikimus pareiškėjas turi, tačiau su paraiška tų dokumentų pateikti nereikia, juos būtina turėti ir lėja ar administruojančiai institucijai paprašus juos pateikti projekto įgyvendinimo ar tęstinumo laikotarpiu. Taip pat atkreiptinas dėmesys, kad stotelė su prieiga turi būti įrengta bendrasavininkų bendrai valdomame nekilnojamo turto objekte ir priklausyti bendrosios dalinės nuosavybės teisę atstovaujamiems bendrasavininkams. Tai reiškia, kad turi būti įtraukta į bendrojo naudojimo objektų aprašą, kuris šio kvietimo atveju bus teikiamas kartu su mokėjimo prašymu. Taip, ir čia pateikiame paraiškos vieną iš skilčių, kur gali kilti pareiškėjams klausimų. Tai jeigu pareiškėjo nors vienas atstovaujamas bendrasavininkas vykdo ūkinę veiklą, tai šioje paraiškos dalyje reikėtų pažymėti taip, ir pažymėjus taip, atsiranda nauja paraiškos skiltis, kur reikia pasirinkti jau minėtą ūkinę veiklą, nes pareiškėjui bus skiriamas finansavimas taikant de minimis reglamentą. Tai reikėtų pažymėti atitinkamą reglamentą pagal vykdomą ūkinę veiklą ir pridėti konkretaus atstovaujamo bendrasavininko vienos įmonės deklaraciją. Ir tų vienos įmonės deklaracijų paraiškoje turėtų būti tiek, kiek iš tų atstovaujamų bendrasavininkų vykdo ūkinę veiklą. Na, jeigu pažymima ne, tai reiškia, kad pareiškėjas įsipareigoja, kad įrengta stotelė su prieiga jungtinio projekto vykdymo ir tęstinumo laikotarpiu galės naudotis tie bendrasavininkai, kurie nevykdo ūkinės veiklos, tai de minimis reglamento reikalavimai netaikomi, nesirenkamas de minimis reglamentas ir vienos įmonės deklaracijų pateikti nereikia. Taip, 10 kvietime juridinių asmenų privačių elektromobilių įkrovimo prieigų įrengimas ant prie daugiabučio namo esančio apšvietimo stulpo atramos arba jame, jam yra skirta daugiau nei 1 000 000 eurų ir finansuojama dalis iki 50% ir šiame kvietime pareiškėjai apšvietimo tinklą valdantys juridiniai asmenys, kai įkrovimo prieiga įrengiama ant prie daugiabučio namo esančio apšvietimo stulpo, atramos arba jame. Kartu su paraiška be anksčiau pristatymė išvardintų privalomų dokumentų, privaloma yra pateikti dokumentus įrodančius apšvietimo stulpo priklausimą nuosavybės teisę pareiškėjui netrumpesniu, kaip 5 metai po jungtinio projekto pabaigos tęstinumo laikotarpiu ir įskaitant numatytą įgyvendinimo trukmę su galimu pratęsimu. Taip pat pareiškėjas teikdamas paraišką patvirtina, kad mokėjimo prašymą kompensuoti išlaidas teiks gavęs visus teisės aktuose nustatytus sutikimus, leidimus įrengti ir prijungti prie elektros tinklo stotelę. Sekantis kvietimas, 11, yra skirtas juridiniams asmenims, kurie planuoja įrengti elektromobilių krovimo prieigas darbovietėse, tačiau dar yra papildoma sąlyga, kad šis kvietimas yra skirtas juridiniams asmenims, kuriems finansavimas gali būti skirtas pagal de minimis reglamentus arba pagal bendrąjį bendrosios išimties reglamentą, išskyrus tuos atvejus, kai finansavimo prašo didelės įmonės arba kai de minimis ar valstybės pagalba yra neteikiama. Šį kvietimą rekomenduojama rinktis tiems pareiškėjams, kurie turi pakankamą de minimis pagalbos likutį, kuris skaičiuojamas už paskutinius 3 mokestinius metus.
Kvietimas galioja iki 24 metų birželio 30 dienos, tai jeigu šiai dienai neturit pakankamo de minimis likučio, tai gal vertėtų pasižiūrėti ir jo neatsiras, pavyzdžiui, 24 metų sausį ir tada teikti paraišką. Taip, bendra kvietimui finansuoti skirta lėšų suma yra daugiau nei 12 milijonų eurų, finansuojamoji dalis yra iki 30%. Pareiškėjai vieši arba privatūs juridiniai asmenys, kurie siekia įrengti stotelę su prieiga nuosavybės, patikėjimą, panaudos ar nuomos teisę valdomose nekilnojamo turto objektuose, išskyrus daugiabučio bendro naudojimo turto objektų valdytojus ir apšvietimo tinklą valdančius juridinius asmenis. Ir pareiškėjas teikdamas paraišką patvirtina, kad pareiškėjo valdymo organas turintis teisę priimti sprendimus yra priėmęs sprendimą pritarti teikiamai paraiškai ir projekto įgyvendinimui. Mokėjimo prašymą kompensuoti tinkamas projekto išlaidas teiks tik gavęs teisės aktuose nustatytus sutikimus, leidimus įrengti ir prijungti prie elektros tinklo stotelę su prieiga atitinkamame nekilnojamo turto objekte. Ir šio kvietimo atveju, pildant paraišką, kur gali kilti klausimų, tai jei pareiškėjas vykdo ūkinę veiklą, reikia žymėti taip. Ir tada atsiranda pasirinkimas, ar finansavimo prašoma pagal de minimis reglamentus, ar pagal bendrai bendrosios išimties reglamentą. Finansavimo prašant pagal de minimis reglamentus, taip pat atsiranda pasirinkimas, kur reikia nurodyti taikoma de minimis pagalbos reglamentą konkrečiam pareiškėjui pagal vykdomą veiklą. Taip pat pareiškėjas gali prašyti dengti PVM išlaidas, jeigu jis atitinka anksčiau pristatyme nustatytus kriterijus. Jei pasirenkama finansavimo pagal de minimis reglamentus, tai teikiama vienos įmonės deklaracija. Jei pasirenkamas finansavimas pagal bendrąjį bendrosios išimties reglamentą, šio kvietimo atveju didelės įmonės negali pretenduoti į 30% finansavimo intensyvumą. Tai reiškia, kad tik tai vidutinės, mažos ir vidutinės įmonės gali kreiptis paramos, tai tada teikia smulkiojo ir vidutinio verslo subjekto statuso deklaraciją. Taip, 12 kvietimas, kuris yra skirtas juridinių asmenų atitinkančių didelės įmonės statusą privačių elektromobilio įkrovimo prieigų įrengimo darbovietėse dalies išlaidų finansavimui. Tai kvietimas skirtas juridiniams asmenims, kurie atitinka didelės įmonės statusą, jeigu pareiškėjas pasirenka, kad valstybės pagalba teikiama pagal bendrąjį bendrosios išimties reglamentą, arba kai nei de minimis, nei valstybės pagalba nėra teikiama. Šiam kvietimui skirta daugiau nei 3 milijonai eurų ir finansuojamoji dalis jau tik iki 20%. Šio kvietimo atveju tinkami pareiškėjai yra vieši arba privatūs juridiniai asmenys, siekiantys stotelę įrengti nuosavybės patikėjimą, panaudos nuomos teisę valdomose nekilnojamo turto objektuose, išskyrus daugiabučio bendrojo naudojimo turto objektų valdytojus ir apšvietimo tinklą valdančius asmenis. Pareiškėjas teikdamas paraišką tvirtina, kad pareiškėjo valdymo organas turintis teisę priimti sprendimus yra priėmęs sprendimą pritarti paraiškai ir projekto įgyvendinimui. Taip pat, kad mokėjimo prašymą kompensuoti tinkamas išlaidas teiks tik gavęs teisės aktuose nustatytus sutikimus, leidimus prijungti stotelę su prieiga atitinkamame nekilnojamo turto objekte. Ir jau teikiant 12 kvietimo paraišką yra pasirinkimas, ar pareiškėjas vykdo ūkinę veiklą. Tai jeigu pareiškėjas vykdo ūkinę veiklą, pažymi taip, tada žinoma, kad finansavimo prašoma pagal bendrąjį bendrosios išimties reglamentą ir reikia pridėti užpildytą didelės įmonės duomenų teikimo pažymą, kurios formą galima rasti paraiškoje, ją pasirašyti ir pridėti kartu su paraiška ir ją pateikti. Dotacija
yra tikrai paprasta gauti, reikia tiesiog užpildyti paraišką. Paraišką užpildžius turit gauti iš Submitable sistemos automatinį pranešimą, kad jūsų paraiška yra užregistruota. Jūsų paraiškos vertinimui yra skirta 40 darbo dienų. Per tiek laiko jūs gaunate energetikos agentūros raštą dėl finansavimo skyrimo. Per kvietime nurodytą laikotarpį įsirengėte stotelę. Tada pateikėte mokėjimo prašymą, kurio formą galite rasti mūsų puslapyje, mokėjimo prašymų formos dokumentai. Ten yra pateikta mokėjimo prašymo forma, ją reikia užpildyti, pasirašyti, pridėti dokumentus reikalingus pateikti su mokėjimo prašymu, tai įsigytos įrangos sąskaita faktūra, darbų priėmimo perdavimo aktas, stotelės techninė specifikacija, nuotraukas, taip pat viešinimo informacija tiek interneto svetainėje, tiek socialiniuose tinkluose. Ir mes mokėjimo prašymą išnagrinėję per 60 darbo dienų ir per 10 dienų jums bus pervesta dotacija. Paraiškos teikiamos lea.submitable.com sistemoje. Prisijungimo prie sistemos instrukciją taip pat galite rasti mūsų puslapyje. Na, o kilus klausimams visada prašome rašyti elektroniniu paštu įkrovimo stotelės etn.lt arba skambinti nurodytu telefonu. Ačiū Jums už dėmesį. Ačiū mano kolegams už informacijos pristatymą. Matau, kad bendravimo lange uždavinėjami klausimai ir kolegos atsakinėja, teikia paaiškinimus. Galima dabar būtų pereiti prie klausimų atsakymų sesijos. Tikrai kviesčiau užduoti klausimus visą, kas rūpi, dėl reikalavimų, dėl pildymo. Tai, ką dar nebuvo atsakyta, ar kilo naujų klausimų po to, kai išgirdote pristatymą. Prašau užduoti, organizuosime darbą taip, kad tradiciškai pakeliama ranka virtualioji ir tada galima iš eilės užduoti klausimus. Prašom. Kol kas matau tik tai raštu užduodami klausimai. Taip, prašau. Vardas neparašytas, inicialai ŠGA. Prašau. Labą dieną, ar girdite mane? Taip, girdime, prašau užduoti klausimą. Buvau uždavus klausimą elektroniniu paštu, bet turbūt, kad pakartosiu dabar garsu. Atstovauju Šiaulių gatvių apšvietimą, tai yra esame apšvietimo stulpų savininkai. Ir dabar klausimas mums iškilo toks, kaip supratau, tos pakrovimo stotelės yra privačios, ne viešos. Tai vadinasi, turi būti užtikrinamas identifikavimas asmens, kuris naudojasi tą stotelę. Kaip tai turėtų būti užtikrinama? Mūsų nuomonė, tai apsas kažkoks turėtų būti, ar raktelis, kaip jūs įsivaizduojate šį dalyką? Ir ar ta priemonė bus finansuojama prie finansavimui tinkamų išlaidų? Prašysiu kolegų atsakyti. Taip, tai atsiskaitimo galimybių yra įvairių. Čia jau mes jums rekomenduotume kreiptis į potencialius rangovus įkrovimo stotelių ir pasirinkti jums tinkamiausią variantą, o komunikacijos protokolas ir apskaitos ar atsiskaitimo funkcionalumas yra įtrauktas į fiksuotą įkainį ir tai yra tinkamos išlaidos. Tai ar teisingai suprantu, kad tai bus mokės kiekvienas tas naudotojas pats už elektros energiją? Taip, gali būti ir toks variantas.
Dar norėčiau pabrėžti skirtumą tarp viešų ir privačių įkrovimo stotelių. Privačios įkrovimo stotelės, kaip ir minėjome, jos skirtos ribotam privačių ar juridinių asmenų ratui. Kitas esminis skirtumas, jos neturi būti registruotos viešųjų ir pusiau viešųjų stotelių registre. Tiesiog tai tikrai tikslingam ratui skirtos prieigos, nėra jos, apie jų buvimą nėra skelbiama viešųjų ir privačiųjų stotelių informacinėje sistemoje. Ačiū. Ačiū už klausimą. Prašom toliau klausti. Prašau, ponas Rimai. Sveiki. Norėjau dar kartą įsitikinti, ar teisingai mes supratome į situaciją. Įsigijau stotelę už 1 eurą, pats įsirengiau, užpildžiau paraišką, ant sienos sumontavau, pats savo dokumentus susitvarkiau, kadangi esu specialistas, ir gaunu išmoką 530 eurų. Nepriklausomai, kiek aš sumokėjau už medžiagas, pagrįsti reikės vienintelę sąskaitą, kad tai buvo nauja stotelė ir viskas. Jūs turite pagrįsti dokumentais, taip, stotelės prieigos įsigijimo sąskaitą, stotelės sumontavimo darbų aktas, jeigu jūs pats... Žiūrėkit, jeigu aš pats atlieku tos darbus. Taip, bet privalomas darbų aktas, tai reiškia, stotelę turi sumontuoti specialistai, mokantis ir turintys teisę atlikti tokią veiklą ir išrašyti. Reikalavimai tada tiem darbuotojam, tai turi būti elektros atestuota įmonė, ar gali ir privatus žmogus pasijungti? Darbus gali atlikti toks specialistas, kuris turi tokią teisę, užsiiminėti tokią veiklą ir sumontuoti stotelę laikantis nustatytos tvarkos. Tai gali būti, žinau, individualų pažymėjimą turintis specialistas. Tai reikės kažkaip pagrįsti, to aktą, perdavimo aktą turi priduoti reikės į ESO struktūrą, kad montavo specialistas, ar užteks, nežinau, rašytinio dokumento paprasto? Turiu minėti, tai turės būti sąskaita, faktūra, kad tie darbai atlikti kažkokios įmonės, kuri pateikia atitinkamus dokumentus, draudimus ir viską, ar tai gali atlikti vartotojas, jeigu tas pajungimas yra labai nesudėtingas, turėdamas, sakysim, elektrotechninės žinias. Jūs tikriausiai jau klausėte, kaip privatus asmuo įsirengiant privačią stotelę fiziniam asmeniui. Čia yra stotelės juridiniams asmenims su komunikacijos protokolais ir panašiai, tai vis tik yra sudėtingesnės stotelės. Yra sąrašas privalomų pateikti dokumentų, yra įsigijimo sąskaita, faktūra ir montavimo darbų aktas. Jį turi išrašyti specialistas, kuris turi teisę tokius dokumentus pagal Lietuvos teisę išrašyti. Tas, kas gali darbų aktą išrašinėti. Pridavimas, grinai tik tai dokumentas, kad darbai atlikti tvarkingai, ar papildomi reikalavimai varžų matavimui bus reikalaujama ar ne? Kai pajungit mažiau saulės energetikos objektus, reikalaujama dar visą eilę dokumentų. Kolegos, prašau, priminkite, kokia informacija darbų akte turi būti nurodyta tiksliai. Darbų akte turėtų būti nurodytas stotelės įrengimo adresas, montavimo būdas, prieigos galia, stotelės modelis, turi būti užtikrinta, kad dinaminis galios valdymas tinkamai
veikia. Ir šiuo atveju privatininkui tai yra nebūtina tas dinaminis valdymas, sakysim, be dinaminio valdymo. Mes dabar kalbam apie juridinius asmenis. Privačių asmenų atveju yra galimybė rinktis ir su dinaminiu galios valdymu, ir be. Tai jeigu stotelė be dinaminio, tai užtikrinimo, kad dinaminis veikia, nereikia. Dėkui. Supratau, pateikus šiuo atveju sumos pinigų įsigijimo darbų nėra būtinos, jums reikalingas paprasčiausiai dokumentai, jos įsigijimas ir perdavimo aktas pasirašytas specialisto. Ir tai, kadangi klausimas atsirado todėl, kad tai yra procentinis santykis, bet čia jokio procentinio santykio, jūs išmokat konkrečią sumą. Įsirengiau stotelę, gaunu ten 500, sakysim, 30 ar 70 eurų. Nepriklausomai nuo turėjau išlaidų. Taip. Procentas nuo nustatyto fiksuoto įkainio. Taip. Ar reikėjo man pastotę rekonstruoti, vestis kabelį, vis tiek daugiau negausiu ar mažiau negausiu, gausiu konkrečią sumą. Taip. Dėkui. 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 Ponas Lukas. Labą dieną. Su tokiu klausimu. Namo administratorius ir parkingas, kuriame ten numatomos įkrovimo vietos. Ar parkavimo vietos turi būti bendros, tai reiškia, negali būti skirta, kad čia yra ten 1, 3, 5, 10 buto, ar gali būti išskirtos tos vietos, kad čia yra 3 buto, 5 ar ten kažkelinto vieta, bet pats parkingas yra bendros nuosavybės teisė valdomas. Jeigu parkingas valdomas bendros nuosavybės teisė, tai pareiškėjas turėtų būti atstovaujantis bendrai bendrasavininkus. Bet jeigu jums asmeninė nuosavybė priklauso parkingas, tai jūs tada kaip fizinis asmuo turėtumėt kreiptis. Tai čia ir mano klausimas ir yra, jeigu bendros nuosavybės teisė tas parkingas yra, bet vietos yra sužymėtos butams. Tos vietos sužymėtos kaip, jūs tiesiog tarpusavyje susitarėte ir pasižymėjote. Taip. Tai jos vis tiek netapo jūsų asmeninė nuosavybė. Ne. Tai tada bendra dalinė nuosavybė. Supratau. Tai atsakėte mano klausimą. Ačiū. Bet dar atkreipiam dėmesį, kad ir naudotis turi turėti galimybę visi bendrasavininkai vienodai. Taip, šitą supratau, bet prie bet kurios stotelės gali bet kuris bendrasavininkas prisijungti ir naudotis. Taip, šičia tiek suprantu. Ačiū. Ponas Jonas, o ponas Rimas ir Lukas rankas tikriausiai dar laiko tiesiog prieš tai, kad pakėlė. Ponas Jonai, prašau. Sveiki. Ar stotelės naujumo įrodymui užtenka atliktų darbų akto ir išrašytos sąskaitos iš darbus atlikusio rangovo, kad darbų akte yra įvardinta darbai ir pati medžiaga stotelė? Ar turi būti pateikti dar kažkokie papildomi dokumentai dėl įrodymo stotelės naujumui, vadinkim? Ačiū už klausimą. Tai stotelės naujumui dokumentas sąskaita faktūra. Nes klientas perkant iš rangovo, tai klientas pats neįsigyja įrenginio, rangovas jam jį parduoda. Tai rangovas irgi įrodo turbūt įrenginio pardavimą tuo aktu ir sąskaita, taip? Taip, jokių papildomų dokumentų naujumui įrodyti nereikia. Supratau, gerai, ačiū Jums. Ačiū Jums. Ponas Ruslanai. Sveiki, Ruslanas iš Vilniaus apšvietimo. Patikslinkite, prašau, dėl dinaminio galios valdymo reikalavimo įrengiant stoteles nuo apšvietimo tinklo, yra privalomas ar neprivalomas? Ačiū už klausimą. Yra pasirinkimo galimybė su dinaminiu galios valdymu ar be. Nuo to priklauso įkainis ir atitinkamai finansavimo dydis. Ar atsakau į jūsų klausimą?
Taip, dėkui. Dėkui, ponas Mindaugas. Labą dieną, bendryje Ekovolta. Turiu kelis klausimus iš tikrųjų, tai jeigu nebus daugiau, prašysiu žodžio. Turim tokią situaciją, skirstomo tinklo įvadas, tarkim, 10 kW, tačiau esame įsirengę saulės elektrinę. Su saulės elektrinė vidinis vartojimo pajėgumas gali būti didesnis negu 22 kW, o tas natūraliai reiškia, kad galiu statyti 22 kW įkrovimo stotelę viduje. Ar tokiamis aplinkybėmis galiu finansuoti 22 kW stotelę? Sveiki, taip. Supratau, ačiū. Jeigu nebus daugiau klausimų, tai dar 3 turėsiu. Vis dar ranką kelia ponas Rimas. Nežinau, ar čia liko tiesiog dar iš anksčiau pakelta, ar turite dar klausimų? Tada ponas Jonas. Aš papildyti kolegos klausimą, kur paminėjo dėl elektrinės įsirengimo, tai konkretizuoti norėjau, ar yra klausima, kokia namo įvado gale statant krovimo stotelę, kadangi galbūt klientas ar įsirengęs yra elektrinę, ar planuoja įsirengti, tai ar teikiant dokumentus, kaip traktuojama, jeigu įvadas yra 10 kW, ta stotelė statoma 11 ar didesnė. Ar jūs žiūrite šitą aspektą? Ačiū už klausimą. Taip, mes nežiūrime šitą aspektą. Jūs galite planuotis ateityje pasididinti savo įvado galią ir šiuo metu įsirenginėti galingesnę stotelę nei turimas įvadas. Arba turėti saulės elektrinę, kaip jau minėjote. Taip. Ačiū Jums. Ačiū Jums už klausimą. Dar matau, klausti nori ponas Ornatas. Labą dieną. Sveiki, čia gal įmonės pavadinimą pasakiau. Taip. Norėjau paklausti, ar bendryje, įsirenginėdama bendryje, pasirašydama jungtinės veiklos sutartį, yra nustatytas apribojimas, kiek turi būti bendrijos narių toje jungtinėje veiklos sutartyje. Ačiū už klausimą. Šiuo metu negalėčiau atsakyti į jį. Mes pasižymėm ir atsakysime Jums. Gerai, nes pas mus name, kaip pavyzdys, yra 14 gyventojų, o, sakykime, pageidavimas yra 5 arba 6 žmonės. Tai va dabar klausimas yra, ar užtenka, ar turi būti daugiau ar mažiau, ar dar kažkaip gali. Atsakysite e-mailu, ar kaip? Taip. Gerai, lauksim, ačiū. Vis dar kelia ranką Mindaugas ir Ieva. Taip, dar klausimėlis. Įmonė nuomojasi parkingo vietas. Parkingo vieta nėra nekilnojamo turto registro objektas, tai yra daiktas. Ar pakanka pateikti nuomos sutartį kaip kitais teisėtais pagrindais valdomą objektą? Visais atvejais nuoma ar panauda turi būti registruota registrų centre. Prašau, Ieva, jūsų klausimus. Turiu klausimą dėl finansavimo DC stotelėms, nedidelės galios, nuolatinės srovės stotelėms. Ar yra planuojama ateityje skirti finansavimą tokių stotelių montavimui? Ačiū už klausimą. Šiuo metu pagal galiojančias finansavimo sąlygas ir šiame projekte tik tai kintamos srovės stotelės tinkamos finansuoti. Taip, ponas Mindaugai, dar turite klausimą? Gal galėtumėt plačiau truputį dėl ženklinimo įeigos stotelių, nes tiek susisiekimo ministerija, tiek kelių eismo taisyklės labai miglotai apibrėžia, kaip suprantu, kad ten užtenka tiesiog ženklą pastatyti, bet kaip, pavyzdžiui, dėl horizontalio ženklinimo, nes susisiekimo ministerija tą tik rekomenduoja. Tai
kas būtų tinkama ir kaip jūs vertinat, kas privaloma? Mūsų projekto atveju ženklinimas nėra privalomas. Ženklinimo išlaidos yra įskaičiuotos į įkainį. Tai yra tinkamos išlaidos ir pagal poreikius, pagal reikalavimus, jeigu tokie yra, jūs galite atlikti ženklinimą. Žodžiu, ženklinimas neprivalomas, jeigu tam tas numatoma projekte, tai tas tiesiog tinkamos išlaidos, bet tokios kaip prievolės tą daryti nėra. Taip, jeigu to nenumato teisės aktai. Tada, jeigu galima, dar vieną klausimą turėsiu. Prašau. Pagal bendrosios išimties reglamentą valstybės pagalba neteikiama žuvininkystės ir akvakultūros subjektams. Ar teisingai suprantu, kad de minimis reglamentų šie subjektai galėtų teikti paraišką iki pasieks numatytą de minimis pagalbos ribą? Taip, teisingai. Ačiū. Prašau, dar klausimų. Matau, dar užduodami klausimai ir žinučių lange. Bet gal dar turite klausimų, norite pasitikslinti aspektų? Jeigu nebėra klausimų, belieka tik padėkoti už dalyvavimą, už užduotus klausimus, anksčiau atsiųstus ir dabar užduotus. Jei vis dar jų turėsite, prašau skambinkite nurodytais telefonais arba rašykite mums elektroniniu paštu. Taip pat tikrai rekomenduojame atsiversti mūsų interneto svetainę. Ir ten dažnai užduodamų klausimų skiltyje taip pat yra pateikta paaiškinimų. Ir labai lauksime jūsų paraiškų. Ačiū, viso geriausio. Ačiū, viso geriausio.